Dar praėjusių metų gruodžio pradžioje pasirodžiusi Rūtos Oginskaitės knyga apie Vytautą Kernagį, Nes nežinojau, kad tu nežinai, iki šiol nesitraukia iš perkamiausių knygų sąrašo. Praėjo jau nemaža laiko atkarpa, kuomet skaitytojai ir maestro šeimos nariai paėmė šią knygą į rankas. Kokie Vytauto dukros Eglės Kernagytės įspūdžiai ir santykis su šia knyga? Tai turbūt kaip ir kiekvieną kartą, kai mes susėdame kalbėti apie knygą, aš sakau ačiū Rūtai. Sakau ačiū Rūtai už tą iš tiesų begalinį darbą, kurį jinai padarė, kuomet ji labai taisyklingai ir tiksliai sutvarkė visą tą sukauptą archyvą, prie kurio mes dar nelabai galėjome prisiliesti ir kaip įvardino mano brolis, jį tapo sceninio Vytauto Kernagio enciklopediją vaikštančią. Tai dabar Rūta žino daugiausia. Manau, kaip mes kažkada kalbėjome su Rūta apie tai, kaip buvo parašyta ta knyga, su kokiu kaifu jinai buvo parašyta. Ir kaip tuomet su to kaifu jinai skaitosi. Ir iš tikrųjų yra taip, kad aš pati prisipažinsiu prieš jūs visus neperskaičiau dar jos visos. Aš taip kažkaip, kaip man norisi, tai man išsitiesia ta ranka, aš ją paimu, atsiverčiu, perverčiu keletą puslapių ir padedu tam kitam kartui, kada rankai išsities. Bet aš manau, kad su laiku aš ją perskaitysiu visą. Bet esu girdėjusi ne kartą, kaip man sakydavo žmonės, kad, žinai, aš nusipirkau tą knygą, atsiverčiu ir nebegaliu atsitraukti kaip gerai. Tai dėl to aš iš tikrųjų be galo džiaugiuosi, kad ir tikiu, kad ta knyga gavosi būtent tokia, kokią tėtis rinkdamas berods 40 metų visus archyvus ir planavo ją parašyti. Tai tikrai ačiū labai Rūtai. Knyga Nes nežinojau, kad tu nežinai, kuria išsamų menininko portretą. Primenama giminės istorija, bohemiška tėvų namų atmosfera, jaunystė Brode ir pirmasis ansamblis Aisčiai. Tai pamatai, ant kurių išaugo Kernagio dainuojamoji poezija, kabaretas tarp girnų, dainos teatras ir kita. Knygos autorė prisipažino, jog būtent skyrius apie Brodą mieliausias jai pačiai. Kas yra tas Brodas ir kodėl Rūta Oginskaitė niekaip negalėjo atsitraukti nuo šios knygos dalies. Tuometinis Lenino prospektas, dabar Gedimino prospektas. Kernagis kažkodėl sakė, kad nuo Žvėryno tilto iki Žemaitės paminklo, bet iš tikrųjų tai buvo visas Brodas, netgi labiau iki tuometinės Černiachovskio aikštės, kuri dabar yra Kudirkos aikštė, o jaunesniems tai buvo ir iki katedros. Aš niekaip negalėjau sustoti, baigti, man vis buvo mažai, aš vis norėjau dar tame būti, maudytis ir aš netgi sugalvojau, kad aš noriu gimti iš naujo ir iš lėto įdėmiai po visą tą laiką pasivaikščioti, nes aš tame tikrai nebuvau. Aš tame nebuvau. Bet aš tai klausiau kitų prisiminimus būtent apie tai, ko aš nepastebėjau, iki kur aš nenuėjau. Aš vaikščiau kitą Brodo pusę, nes aš neturėjau kompanijos. O ten toj Brodo pusėje sėdėdavo kompanijos. O mes su draugiam prabėgdavom tai pusę akies žiūrėdamas, kaip jiem ten gerai. Ir vis tiek būti kažkur kitur ne Brode buvo neįmanoma.